Sveiki, šiandien pas mus svečiuose aktorius, teatro žmogus, buvęs Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovas, vedęs dainų dainelę ir sveikinimų koncertą Laimutis Ėdžius. Sveiki, Laimuti. Sveiki. Laimuti, užaugote Kelmės rajone, mokėtės Telšiuose, grojate klarnetu. Kaip iš muzikos kelias atvedė į teatrą? Tai mano mama gyveno su tėveliu Kelmės rajone Karklėnų kaime, aš gimiau Telšiuose ir visą laiką gyvenau Telšiuose, bet pase parašyta, kad aš gimiau Kelmės rajone. Tai aš esu tikras žemaitis iš sostinės iš Telšių. Mokiausi 3 vidurinėje mokykloje, buvo muzikos mokykla Telšiuose ir norėjau stoti į akordeono klasę. Mano tėvelis sovietiniais laikais buvo išvažiavęs į kruizą Viduržemio jūrą ir pasiekė Italiją, aplankė Vatikaną, o Vatikane tuo metu dirbo mano tėvelio pusbrolis, jis buvo kunigas, karo metu pabėgęs iš Telšių seminarijos į Vatikaną. Ir jie šnekėjo apie mane, apie vaikus, apie viską, sako, kad Laimutis nori stoti į muzikos mokyklą, kad nori į akordeono klasę. Ir tada tas tėvelio pusbrolis sako, gerai, sako, rytoj susitikim, aš nupirksiu Laimučio akordeoną gerą ir tu parveši į Lietuvą. Tai aišku, sudėtingas dalykas, bet išgirdo tie, kurie lydėjo saugumiečiai ir pakeitė visą maršrutą ir nebeleido susitikti. Matyt, tai buvo ženklas man, kad aš akordeono taip ir negrosiu. Na tai dar stojau į muzikos mokyklą, vis tiek negavęs to akordeono, bet mano klausa tikriausiai netokia gera tobula buvo, kad į akordeono klasę nepriėmė, bet sako, yra laisva vieta į klarneto klasę, jeigu nori, priimsim tave į klarneto klasę. Nu tai koks skirtumas, sako, klausiu klarnetų. Stojau klarneto klasę, 5 metus atsimokiau, paskui grojau kaimo kapeloj, 2 metus, kol baigiau Telšiuose vidurinę ir tuo mano santykiai su muzika baigėsi, bet visada aš buvau, aktyvus labai. Mokyklai pas mus būdavo karnavalai tokie, naujametiniai, nekalėdiniai, naujametiniai būdavo ir klasės ruoždavo programą ir visada mane išrinkdavo pagrindiniam vaidmenį. Paskui būdavo skaitovų konkursai, kuriuose dalyvaudavo, paskui kažkaip 10 klasėje direktorius sako, tau Sėdžio reikėtų stoti aktorinį tikriausiai. O aš visada norėjau būti gydytojas, man kažkodėl ta profesija gydytoja tokia įdomesnė atrodė. Sakau, jeigu direktorius sako, reikia pabandyti, sako, pabandysiu, nepriims, važiuosiu į Kauną į mediciną. Ir pabandžiau ir iš pirmo bandymo priėmė. Taip ir susiklostė gyvenimas, kad atsidūriau teatro sferoje. Labai ilgai kalbėjau. Ne, Laurinai. Ne, viskas gerai. Aš kaip pakankamai mažai kalbu, tai žinai. Tu užduok klausimą, aš tau ilgai atsakysiu. Gerai, tai prasidėjo scena. Tai kokia buvo pradžia? Pradžia, 4 metus aš mokiausi muzikos ir teatro akademijoje, tuo metu buvo ne muzikos teatro akademija, buvo konservatorija. Labai greit prabėgo tie metai ir tada mūsų kursas, anksčiau būdavo kursai baigę konservatoriją ar muzikos teatro akademiją ir kursą ruoždavo tikslinį. Šiauliams, Kaunui, nacionaliniam teatrui, tuometiniam akademiniam dramos teatrui, Klaipėdai, o mus tokius paleido į gyvenimą be vietos. Mes buvom pirmasis kursas, kurie neturėjom paskirimo. Bet baigiant baigiamosius egzaminus atvažiavo visų teatrų vadovai, režisieriai ir mus pirko, rinkosi. Taip atsitiko, kad Donatas Banionis atsirinko mus 5 į tuometinį Panevėžio teatrą. Miltinis buvo iš teatro išėjęs 80 metais. 81 metais buvo pirmas kursas, kurios priėmė jau iš muzikos teatro akademijos Banionis, o mes buvom tas antras užėjimas, tai mes 5 atvykom į Panevėžį. Taip, ką atvykom, pagalvojau, padirbsiu kokius 5-6 metus ir tada jau keliausiu toliau, ką šitam Panevėžį veiksiu. Ir taip netikėtai praėjo 41 metai ir prasidėjo 42 sezonas, o aš vis dar čia, dar neišvažiavęs. Matyti ir neišvažiuoju. Kad nebėra tokios metos, kur važiuoti, jau niekas nebelaukia. O ką labiausiai atsimenat iš studijų konservatorijai? Pas mus buvo įtemptas labai grafikas paskaitų, todėl kad per 4 metus mes turėdavom viską išmokti, ką normaliai kiti studentai per 5 metus. Specialybės būdavo 5-6 valandos, buvo daug, tik tai, kad tą specialybę mokantis, aišku, tu aktyviai dalyvai visam gyvenime ir tam kultūriniam gyvenime. Mes už dyką įdavom Operos Balto teatrą žiūrėti spektaklių. Jaunimo teatre tuo metu kaip tik prasidėjo Nekrošiaus epocha. Meilė mirtis Veronoje aš mačiau 22 kartus. Pirosmani žiūrėjau N kartų irgi. Mes mokėmės ir kartu dalyvavom. 82 metais mane pakvietė vesti Lietuvos televiziją į konkursą. Pirmiausia, praėjau didžiulį ir atrinko vesti dainų dainelę.
ir paskui aš 12 metų vedžiau dainų dainelę. Tai tie iš konservatorijos, iš studentų suolo papuoliau į tą didesnę jau sceną iškart. O kaip su televizija vis tiek šiek tiek kitaip negu teatro scenai? Žinoma, tai aišku, kad jeigu tu anais gudžiais sovietiniais laikais televizija buvo kažkas tokio. Mesgi Lietuvoje matydavom vieną LRT programą, Lietuvos televiziją, ir 2 rusų programas matydavom. Tai tie žmonės, kurie dirbdavo televizijoje, buvo kažkas tokio nesuvokiamo. Dabar mes žvaigždžių turime Eno, ten būdavo kas Panoramą skaitydavo, Bigelytė, Juškaitė, tenai dar kažkas, Kybartas, tai buvo kažkas ypatingo. O tais laikais dainų dainelė buvo viena iš 2 laidų, tai yra dainų dainelė ir Panorama buvo tai 2 laidos, kurios būdavo vedamos tiesiogiai. Tai buvo čia tokia didžiulė atsakomybė ir kai atrinko mane, tai iš Telšių atvažiavusi Žemaitijos kažkokią aukštą kūdą išsigandusi žmogų atrinko į tą laidos vedimą, tai buvo didelis iššūkis. Ir aišku, buvo nejauku ir baisu, ir rankos drebėjo, kojas drebėjo, kai tu žinai, kad tu kalbi ir tave visi mato. Įsivaizduojat, tai kai tu čia pasąmonėje sėdė, kai tave žiūri N žmonių, tai buvo atsakomybė. Bet po to mes kažkaip įsivažiavom, supratom, kaip reikia dirbti specifiką televizijos, nebebuvo baisu. Ir tik 12 metų atidirbau Lietuvos televizijai, važinėdavau iš Panevėžio, aišku, būdavo pradžioje dar kai studentas buvo, paskui pradėjau važinėti iš Panevėžio į Vilnių, tada pasikeitė santvarka, labai nuvertėjo tie mūsų visi pinigai, tai nuvažiuoti, aš uždirbdavau televizijoje tiek, kiek man kainuodavo bilietas nuvažiuoti į Vilnių ir sugrįžti. Tai gavosi labai sudėtinga, reikėjo derinti repertuarą teatro o tuo metu Panevėžyje atsidarė pirmoji privati televizija. Skirmantas Pabedinskas, Saulius Bokelis atidarė pirmą televiziją, kuri paskui išsirituliojo į PAN TV, tai pakvietė pirmą anonsą mane skaityti, kad jau atsiranda ta privati televizija Panevėžyje. Tai nuo to prasidėjo, perėjau iš tą televiziją, paskui į Aukštaitijos televiziją, o paskui lauk iš televizijos viskas. Išžiūrė, gyvenimas praėjo. Po to atgal į sceną. Tai scena visą laiką buvo nuo pat 84-ųjų, kai atvažiuoju Panevėžį. Tai ir televizija, ir teatras vis tiek viena scena. Taip, bet televizijoje kitaip yra. Tai tu televizijoje tu dirbi kaip kažkoks pranešėjas, laidos vedėjas, dar kažkas, scenai tu kuri vaidmenį, gyveni kažkokį kitokį visai gyvenimą. Tai va, jeigu apie vaidmenis pradėjom kalbėti, tai kai tik tais pradėjot vaidinti Miltinio teatre. Taip. Koks buvo pats jūsų pirmasis vaidmuo? Pirmas vaidmuo buvo toks keistas dėl to, kad mes pradėjom rugpjūčio 1 dieną dirbti 84 metais ir tuo metu teatras važiuodavo labai daug vasarai gastrolės. Buvo toksai Dudarevo spektaklis Vakaras, režisierius Donatas Banionis, ten vaidino 4 vyresni aktoriai ir ten reikėjo jaunimo, kuris šoka. Ta scena trukdavo 1 minutę, gal prie šulinio pašoka berniukas su mergaitė, tom ir baigėsi. Tai mane įvedė į tą vaidmenį, mane ir Lolita Martinonytė, mano kursiokė, ir išvažiavom į gastrolės. Tai išbandėm, kas yra teatro gyvenimas gastrolėse. Mes po mėnesį gastroliuodom, Palanga, Rokiškis, Kupiškis, Telšiai, Kelmė, kas tik nori. Ir toks vaidmuo buvo susipažinimas su kolektyvu. Pirmiausia buvo toksai prisipratinimas to darbo, o paskui prasidėjo kiti vaidmenys, tų vaidmenų per tiek metų labai daug įvairiausių buvo, ir didelių, ir mažų, ir buvo tokių, kurie tikrai širdį paliečia, buvo tokių, kad išeini ir nelabai supranti, kaip čia viską suvaidinti reikia, ir vis prieš kiekvieną spektaklį, aišku, nervinis. Toks tas aktoriaus gyvenimas paprasčiausiai yra. Jeigu pirmas vaidmuo, tai koks būtų pats sėkmingiausias arba savo nuomonė, kas pats geriausias vaidmuo per savo karjerą? Mėgstamiausias. Žinot, kaip yra? Mėgstamiausias yra tas, kurį dabar repetuoju. Kadangi aš dabar nieko nerepetuoju, tai mėgstamiausia ir neturiu, bet yra tokių spektaklių. Iš jaunystės tų laikų, kur buvo tokie kaip Bredberio pienių vynas, buvo Šeferio Ekvus, buvo tokie spektakliai, aišku, prisiminimas, gražus vaidmenys ir įvertinti jie buvo ir nominuoti ir taip dabar, o dabar visa plejada kitų vaidmenų. Per tuos 5 metus, kol teatrui vadovavo Aleksandras Špiliovoj, mes čia pristatėm tikrai neblogų spektaklių, tai yra Irano konferencija, iš Šventas Peigas yra, ir Sala, kurios nėra, ir tas pats Makbetas, kurį ką tik baigėm vaidinti Siaurojo geležinkelio depo. Tai tų vaidmenų, tą vakarą vaidini, tas vaidmuo ir brangus tau yra. Lauki kito susitikimo su to vaidmeniu, aišku. Ar buvo kas nors tokio, kokia nors premjera, ar buvo tokia ypatingai įsimintina, kurią, įsiminsit jau dabar iki grabo lentos? Buvo labai seniai, aš buvau labai dar jaunas, irgi atsimenu todėl, kad
pastatėmės tokį spektaklį, bulgarų dramaturgo Pančo Pančevo buvo pasaka apie 4 brolius. Mes bet visai neseniai, su kuo aš dabar kalbėjau, kad sakė, prisimena tą spektaklį labai, kad buvo tas spektaklis toks įdomus, labai brangus žmogui, kuris tada buvo jaunas, aišku, aš tik vyresnis vaidinau. Ir aš vaidinau visus 4 brolius tenai tame spektaklyje, būdavo aš užbėgu už rato, greitai persirengiu, čia aš Balčius, čia aš Juodis, čia aš Šėmis, čia aš Rudis. Ir mes tiek repetavom sudėtingai, tiek ilgai, Algimantas Pociūnas buvo režisierius ir kaip tik buvo labai šalta ir mes turėjom prieš naujus metus išleistą premjerą. Tai aš vaidindamas 4 tuos vaidmenis turėjau ne tik fiziškai, ne tik išorę pasikeisti, bet ir balsą pakeisti. Ir mes tiek užsirepetavom, kad man dingo balsas. Rytoj premjera nuvežė mane į ligoninę, purškė tepą, sako, vienintelį išeitis, kaip atgauti balsą, reikia tylėti. O kaip tu tylėsi, jeigu premjera, bilietai parduoti, pilna salė vaikų reikia vaidinti. Tai man įsimintiniausia buvo, kad aš turėjau vaidinti 4 skirtingus brolius, o išėjo vienas prastas ir be balso. Tai paskui aš pasveikau, viskas gerai. Ir tas spektaklis buvo nominuotas ir visoje Sovietų Sąjungoje buvo konkursas bulgariškų pjesių ir aš gavau pagrindinį prizą už geriausią vaikišką vaidmenį tame spektaklyje. Tai įsimintinas buvo tikrai, kai tu turi dirbti, ar tu sergi, ar tu nesergi, pas mus taip yra, kad sergi, nesergi vis tiek eini, nes žiūrovų pilna salė. Tai tokia kaip nesėkmė, kad susirgai ir tokia sėkmė, kad visai kitoks buvo vaidmuo negu... Nu, tai bet aišku, tas vaidmuo, tai negeras vaidmuo, tai reikėtų jau čia žiūrovų išeiti atsiprašyti, atsiprašom, nes tas artistas nesveikuoja, aišku, vaikai gal nelabai suprato, aišku, kai atėjo jie paskui kitus spektaklius, kai matė, kad tas spektaklis visai kitas, negali sirgdamas suvaidinti, bet yra tekę ne kartą tikrai sergant irgi vaidinti, paprasčiausiai susikaupė ir eini. Ar buvo, kad pamiršo tekstą ir kaip tada maždaug įsisukot? Buvo labai gerai. Oi, daug būna, tai aktoriai, mes esam ne kažkokie robotai, ne kažkokie dirbtiniai intelektai, mes gyvi žmonės ir priklauso nuo tos situacijos, kaip atsiduri kokią situaciją, kokie nuotaikai ateini, kolega kokios nuotaikos yra, žiūrovas kokios nuotaikos, ar ten žiūri, ar ten barška salėje susėdė, ar čiaudė, ar numeta numeriuką kažkur, ten barška kažkas, šiais laikais telefonų žiūri irgi, šviečia, viską, mes matome, žmonės esam, bet tą patį spektaklį Pančo Pančevą vaidinam 4 brolius, atsimenu, buvo toks atvejis, tai gudžiai sovietiniais laikais vaidinom ir aš ten vaidinau tokį Rudį kalnuose, aš jau ten pasikeitė, ta mergelė ieško to savo bernelio ir ten apsirengia berniuku ir eina į kalnus ir atranda prie palapinės, tas Rudis tenai smėlį skalauja, aukso ieško, tokia palapinė pastatyta, vigvamas kažkoks ir dabar jin ateina ir aš turiu jai sakyti, kaip tu manai, vaikinė, ar Zlata mane myli, nors truputį ar ne. Mano toks tekstas pagal pjesę yra. Koriznaitė tą Zlatą vaidino, ateina apsirengusiu vaikinu, mane užšnekina ir aš pažiūriu ją ir sakau, kaip tu manai, Zlata? Ir staiga aš nutylu ir galvoju, viešpatie, ką aš pasakiau, aš turiu jos nepažinti, o aš ją pažinau, tas spektaklis jau kelintas yra. Ir dadėjau, tai pasakiau pradžioje, kaip tu manai, Zlata? Pauzė ir sakau, ar tas vaikinas mane myli, nors truputį ar ne? Nu, žinot, vaikai nesiekia nieks, bet salėje tėvai visi kvatojo baisiausiai iš tokios nesąmonės, Koriznaitė iš to juoko užlindo už palapinės, aš įlindau į palapinę, užpakalis kratosi, salėje visi žvengia, bet paskui kažkaip išsivyniuojam ir suvaidinam spektaklį iki galo. Bet būna įvairiausių tokių dalykų, tikrai kalambūrų gaunasi teatrinių įvairiausių. Tai va. O tai... Kaip atrodo tada įprasta diena? Pavyzdžiui. Įprasta? Aktoriaus diena kaip atrodo? Aktorius. Aktoriai tinginiai yra, mes keliamės vėlai, mums darbas prasideda 11 val. Ryte, tada repetuojam iki 2, tada turim 3 valandų pietų pertrauką, tada 5 val. Einam į darbą, repetuojam iki 9, iki 10, jeigu premjeros artėja, tai ir iki 11, būdavo iki 1, iki 2, kol pastatom. Ir viskas, įtemptas darbas, bet jeigu tu nerepetuoji tam spektaklį naujam, tai aišku, tu kažko kitu užsiimi, gali važiuoti filmuotis, gali vesti renginius, gali dar užsiimti kažkokią veiklą. Tai... Ar buvo pas jūs patį, kad scenoje, užėjo juoko priepuolis, ir nebegaliu. Man tai nėra buvę, bet aš žinau, kad kolegom yra buvę, aišku, ir lūpas kramto ir visa kita. Sudėtinga susikaupti, ypač turėjom tokį vieną aktorių, kuris labai juokdavas, jam būdavo tikrai nusisuka ir purtosi, bet visko būdavo, aišku, bet susikaupti
toks darbas, mes jau mokam, kaip reikia susikaupti, kad ar į lūpą įsikandė, ar ką nors ir kaip juokinga, bet reikia išsisukti. Įsisukat. Smagu, kaip įsisukat. O kokia smagiausia užkulisinė istorija yra pas jūs, kurios niekada nematė jok žiūrovas? Tokių istorijų turbūt labai daug. Bet... Staigiai užklupot, ką aš dabar prisiminsiu, užkulisinė istorija. Užkulisinė veikla. Užkulisinė veikla. Reikia pagalvoti, labai čia pauzę padaryti, reklaminę reikia didelę. Tai, organizuosim. Ką, žinau. Nu, visko būna, bet šiaip gyvenime būna, kai tu dirbit ar tokį darbą, ar kitokį darbą. Tai čia buvo ne teatre, bet televizijoje, aš atsimenu, irgi dirbom. Žiūrovai tai aišku to nematė. Ir buvo taip, kad ateidavo sveikinimų koncertuose, PAN-TV ateidavo, tenai mes pakviesdavom žmogų, kuris laimėdavo prizą, vieną išrinkdavom. Ir tada jis galėdavo pasveikinti, teikdavom jam prizą, jis galėdavo pasveikinti savo artimuosius. Tada atėjo tokia moteris, aš jau pasikviečiau ją į studiją ir tokia drąsi, galvoju, nu, iš kur tu tokia dabar drąsiesi? Ir aš jai prieš įrašą sakau, klausykit, ponė, jūs susikaupkit, nes čia dabar jūs žiūrės visas Panevėžys, Panevėžio rajonas, čia ne taip paprasta. Kas velnias mane už liežuvą patraukė. Jin taip išsigando, jin nieko nebepasakė. Ateina administracija, sako, tu išprotėjai, ką tu padarysi? Aš vos ją nuraminau, jin tiek bijojo, jin susikaupė, atėjo susikaupė. Aš sakau, ką jūs čia taip susikaupė? Čia ne taip paprasta. Ir gavus taip, kad mes nieko neįrašėm. Aišku, žiūrovai nesuprato, bet visko. Nematė, širdies neskaudėjo. Taip, pas mus, su PAN-TV, tai mes tiek turėjom ten anekdotų, ne teatras, bet žinot, būdavo ten nuotraukas rodydavo, būna žmonės atneša savo nuotraukas ir padeda tenai, ir paskui mes kai sveikinam už kadrų, kaip televizijoje jūs rodot, montuojam, paskui insertų uždedam tą nuotrauką ir rodom, kad tokį ir tokį sveikinam su jubiliejum, su gimimo diena, dabar uždėjo vienu žodžiu, montavo, o ten būdavo atneša, užklijuoja lapiuką, 3 žmonės atneša, 2 užklijuoja, 1 palieka, kurį reikia. Atnešė dabar, užklijavom, operatorius montuoja, kitą dieną, o man kažkodėl skambina, kadangi anksčiau būdavo telefonų knygos ir visus telefonus matydavau. Ir kadangi aš dirbu tai televizijoje, manydavau, kad aš ten pagrindinis, vis kokią problemą skambina man į namus. Ką jūs ten pridarėt su to sveikinimu mano, verkė visą giminį, sakau, tai kas dabar buvo, sakau, atsiprašau labai, ponė, jūs sveikinot mano sūnų, o ten buvo kitas dar užklijuotas. Tai sako, jūs parodėt ne tą, kuris sveikino, o tas brolis, kuris jau seniai mirė, sako, ką jūs padarėt visai giminiai. Pone, atleiskit, būna ir ką gali pasakyti. Arba atneša nuotrauką ar ne, tenai moteris, būdavo, žinai, stovi moteris, gražiai apsirengus, o čia užklijuota laiko paršelį, žinai. Paršelio parašo, nerodykit. Tai va, tokių kalambūrų, tai būdavo, patikėkit, N ir N. Labai smagu, labai smagu. Nesmagu toks darbas, kaip ir televizija būna, kad, kai buvo kažkada filmavimą, aš ant kubo pasodino tokio, aš truputėlį pastraukiau, kubildingšt, žemyn su koja į stalą, stiklinį sudaužėm ir visą kitą, baigta. Įvykių būna. Smagu? Labai smagu. O kokią būtent, galbūt neįprastą komplimentą esi gavęs iš žiūrovo? Komplimentą? Taip. Kas tau tos klausimus surašė tokius keistus, nežinau. Aš tokio komplimentą. Baigėsi spektaklis, prieina žiūrovas. Neina žiūrovas, baigėsi spektaklis, mes nusilenkiam, pro duris kitas ir išeiname su žiūrovais nesusitinkam. Būna, kad mieste susitinki, pašneka, dar kažką sako. Kažkada žiūrėjo žmogus Šventas Speigas spektaklį, čia buvo praeitam sezone, aš ten vaidinu tokį negerietį, kaip ir mano kolegos, ir sako, taip gerai, sako, tu suvaidinai tą vaidmenį, kad jeigu būtų koks auksinis medalis, aš tau užkabinčiau iš karto. Komplimentas. Šokoladinį. Šokoladinį matyti. O kaip manot, kaip būtų galima šiais laikais sudominti jaunimą būtent teatru, nes daugiausiai visi eina žiūrėti kino filmų, per savo filmukų pasijungia. Ne, į teatrą kiek eina jaunimo. Eina jaunimo. O Dieve, tikrai daug eina jaunimo, mes net nustebė, kiek jaunimo ateina. Labai daug ateina ir savanoriai, bet ateina ir šiaip žiūrovų daug ateina jauno. Galima sudominti vienintelių dalykų, tik tai spektaklis. Aišku, jeigu spektaklis prastas, į nieks gali neiti, bet jeigu spektaklis geras, ir senų, ir jaunų, ir bilietai išpirkti, ir tų bilietų nėra. Tikrai patikėkit, nes
kažkada sovietiniais laikais irgi sakydavau, kaip tos iš proftechninių mokyklų prikviesti į tą teatrą, barų nesuvarysi. Nu tai gali užsako spektaklį susirinka, bet jeigu spektaklis neįdomus, tai ką jie ten daro? Nu jie nežiūri. Bet jeigu spektaklis įdomus ir prikausto, patikėkit, aišku. Nu dabar tų spektaklių visokių yra įvairiausių, gali technologijom sudominti. Mūsų teatras dabar po renovacijos mes turim moderniausią techniką, kokia yra Lietuvoje, tai mūsų teatras ir Kauno muzikinis teatras, paskutinė renovacija, kuri buvo atlikta sceninės įrangos, tai tikrai mes galimybės didžiulės turim, kur galim viską parodyti. Tai va. Labai gerai. Tai su technologijom galim nustebinti, dabar anksčiau būdavo pieždavo horizontus, dar kažką, dabargi ekranai, viskas, tiuliai ir taip toliau, 3D ir 4D, kas turi padaryti. Su ekranam šviesom. Taip, viską padarom, su projekcijom. Šiaip scenas labai vizualias. Labai daug ką gali pasakyti. Taip, sakau, nes būdavo anksčiau pasižiūri tuos ir mūsų senuosius filmus, kokie jie buvo ir kaip juos darydavo. Aš pats atsimenu, kai pasakė, o dabar kartu bus filmas, kuriame vaidins pieštinis bus personažas ir tikras žmogus. Tai čia buvo eik tu savo, negali būti. Nu dabar tai aš nežinau, kiek su kompiuteriais, vos ne pusė filmo padaryto, jeigu ne didžioji dalis, ir paskui tik tai artistai vaikščiojo tenai nufilmuoti su kamerytėm, robotukais, laidukais prijungti, sumontavo, padėjo, nupiešė ir viskas, visas filmas. Tai aišku, kad keičiasi laikai ir keičiasi galimybės. Technologijas eina į visur, ne tik pas jūs mikrofonai geri ir kameros. Taip, neblogi, džiaugiamės tuo, ką turim. Bet dabar, ar turit gyvenime kokią nors moto frazę, kur savo sakot, kai būna, užklumpa tie tokie nemalonus momentai? Sakau, žinoma, kaip ir visi, ir tai praeis. Tai praeis. Taip, būna, kad nematai, 100 kartų aš sakiau, aš išeisiu į teatrą, aš nebedirbsiu, būna nesiseka, būna įvairiausių dalykų. Bet paskui kažkaip viskas, jeigu tiki savim, jeigu susikaupi ir aišku, tai praeina ir kitą dieną atsibundi ir galvoji, reikia eiti į priekį ir tu eini į priekį. Nes aišku, teatre darbas yra labai sunkus, aš nesakau, kad kitur yra lengvas, bet teatre yra sunkus todėl, kad kiekvieną kartą tu pradedi viską iš naujo. Vat kodėl yra sunku. Net atvažiuoja režisierius, jaunas, kad dabar aš jau senas esu, atvažiuoja jaunas režisierius ir viskas. Ir kai jis pasakė, tą aš turiu daryti. Įsivaizduoti, kiekvieną kartą iš naujo turi atrasti, iš naujo turi sukurti, iš naujo turi išmokti ir taip toliau. Tai yra sudėtingas darbas, aišku. Ten apie tekstų mokymus, tai čia pats lengviausias dalykas yra, bet vaidmenį kurti yra sudėtinga. O kiek, pavyzdžiui, laiko trunka tas repeticijas, pasiruošimas prieš sceną, prieš premjerą? Tai vidutiniškai spektaklį pastato per 3 mėnesius. Tai atvažiuoja režisierius, dailininkas, kompozitorius atvažiuoja, scenografas ir viskas, atsirenka aktorius, kurie dirbs tam spektaklį, padaro castingą ir tada mėnesį dirbam tik su tekstu pagrinde. Skaito monologai, dialogai, apie autorių šnekamės, taip toliau. Apie mėnesį su mizanscenom dirbam, jo tekstai būna išmokti ir paskui apie mėnesį didžioji scenoje jau ateina šviesos, kostiumai, viskas ateina ir išleidžiam spektaklį. Šiaip teatre mes esam ilgiausiai statę, Saulius Varnas yra Kafkos procesą statė 9 mėnesius, o trumpiausiai Nevienamitėvas statė Agatos Kristi Trišūnus, pastatė per 3 savaitės. Tai per 3 savaitės tekstus išmokom, scenografiją padarė, kostiumus pasiuvo ir vaidinom spektaklius. Spektaklius netrumpas, 3,5 valandos ir puikus spektaklis, nemažai rodėm. O kaip čia gavosi, kad taip labai toks mažas? Kadangi jeigu atvažiuoja už užsienio režisieriai, dažniausiai būna labai susikaupę ir pasiruošę, jie dažniausiai būna tą medžiagą jau išbandę kažkur kitur, tai belieka tik tai sustrateguoti visus, kad tiksliai dirbtų čia vietoje. Laiko neturi jie, visada yra įspausti į laiko rėmus, turėjo 3 savaitės, per 3 savaitės pastatė. Kai tu turi laiko ieškoti ir sakai, gal ne, gal čia pamastykim, gal dar kažkaip, tada tas laikas išsitempia, aišku. Paprasčiausiai būna šitaip. Nu va, jau ir baigiam. Ne, dar truputėlį nebaigiam, dar biškai patrukdysim jumis. Dar 10 minučių, gerai. Taip, 10 minučių, tai va dabar trumpi, greiti, blitz klausimai. Su jūsų greitu atsakymu. Tokį... Vieną spektaklį labiau norėtumėt suvaidinti būdamas basas ar visą laiką dainuodamas tekstą? Labiau dainuodamas.
Neprarastumėt balsą per visą Ne, spektaklį. man patinka labai dainuoti. Aš šiaip labai mėgstu visur dainuoti. Aš teatre vaikštau, kai ateinu į teatrą, aš ir dainuoju, kad nors jis sako, sako, sėdžius ateina jau dainos skamba teatre. Nors klausos nelabai turiu baigęs muzikos, bet dainuoju visada. Irgi gerai. Kitas klausimas. Koks filmas ar serialas jums kelia daugiausia nostalgijos? Pačiam? Taip. Kaip jis vadinasi, tuoj pasakysiu. Dogvilis su Nicole Kidman. Kažkada mačiau šitą filmą ir jis man padarė didelį įspūdį, kaip kino filmas pastatytas scenoje paprasčiausiai. Jis ne scenoje pastatytas lokacijoje, uždarai lokacijoje, padėti baldai kažkokie, viskas tarsi kaip teatre, bet tu ant tiek žiūri tą filmą ir įsijauti, kad jisai geriau už bet kokius tenai, kaip sakau, prijungtus robotus, nupaišytus, dar kažką sumontuotus, geriausias lokacijas su kriokliais, su miškais, kalnais, ką nori, bet paprasčiausiai, nes tu tada žiūri į siužetą ir kaip jį suvaidina aktoriai perteikia. Tai man tas filmas tikrai padarė vieną iš tokių didesnių įspūdžių galbūt. Tai mielai pasižiūrėčiau dar ne kartą. Yra daug nuostabių filmų, yra daug nuostabių serialų, Netflixas kiek dabar rodo serialų, tai aš nežinau, iš televizijos švis nebežiūriu, pasižiūriu žinias ir tuom baigėsi televizija, o toliau, jeigu turiu laiko, įsijungiu Netflix, pasižiūriu kažkokį serialą, kurie puikiausiai yra. Gerai, o jeigu dabar turėtumėt galimybę pasirinkti vieną aktorių, jauną aktorių, su kuriuo norėtumėt suvaidinti, kokį nors spektaklį, koks tai būtų aktorius? Iš lietuvių, iš mūsų kolegų pas mus teatre, nežinau, mes jaunų dabar turime visą būrį, atėjo daug jaunų aktorių, anksčiau kažkaip mažiau tų buvo, nes patys jauni buvom. Tai dabar gal Dainius Jankauskas, mano kambariokas, mes kartu Grimo kambarį sėdėme, esam vaidinę ne vienam spektaklį, tai tikrai jis atsakingai labai žiūri į savo darbą, su įdomu yra dirbti. Jeigu įdomu, tikimės, kad ir mūsų studentai ar visi žiūrintis tikrai užeis, pasižiūrės. Žinoma, kaip gali neužeiti tokie geri spektakliai. Tai taip, labai visus irgi kviečiam, kad apsilankykit, nusipirkit bilietą ir tikrai nepasigailėsit. Laimute, ačiū Jums už pokalbį. Ačiū, kad pakvietėt. Už istorijas ir už įkvempiantį tokį Jūsų charakterį. Aš laiką per daug kalbu. Ne, linkim tikrai daug gerų vaidmenų. Ačiū. Ir nesirgti. Ir kad nepamirštumėt Panevėžio kolegijos. Kaip galiu aš pamiršti? Aš pusę metų dirbau kolegijai pas Jūs, va. Tai va, kaip džiugu. Dėsčiau sceninę kalbą, viešai kalbėjimą, retoriką, va. Va, kaip džiugu. O dabar Tomaras Meslavičiūtė, mano kolegė, ir dirba pas Jūs kolegijai, va. Va, koks aktoriai ateina į kolegiją, tai tuo labiau reikėtų studentam lankytis dažniau teatre. Būtinai. To linkėme ir Jums. Dėkui. Ačiū, viso gero. Ir Laurinai, ačiū.